taro kortų žinutę tau ir išklausėm taro kortų. Laimės džiaugsmo buvo pilnas pasaulis tavo gyvenime. Taip puiku, taip gražu. O dabar tu stovi ir galvoji, kokį sprendimą priimti, kuriuo keliu eiti. Ar tikrai tas žmogus tau tinkamas, o galbūt nereikia su juo aplamai ir neverta, kaip sakant, žinai, pradėti kažkokį bendravimą. Ar ta kompanija tau tikrai tinkamai reikalinga to žmogaus kompanija, arba galbūt žmogus nori grįžti atgal pas tave ir tu stovi ir galvoji, ar tikrai jį reikia priimti. Jeigu nežinai, mano puslapyje lana.lt numerologinis poros suderinamumas, tu gali pasinaudoti ir pažiūrėti, tikrai jūs tinkat viens kitam. O šitą kortą sako, kad šitas žmogus nusisuko nuo tavęs. Taip, jis jau padarė tą vieną kartą ir tu greičiausiai bijai jį dabar priimti atgal. Bijai, kad jis vėl tą patį padarys su tavim, vėl apgaus, o matai apgavo, šaltakraujiškai apgavo. Žmogus arba žmonės tie apgavo tave, nusisuko nuo tavęs, paėmė iš tavęs visko, ko jiems reikėjo ir dingo iš tavo gyvenimą ir net ačiū nepasakė. Kaip tau geriausia pasielgti su šitais žmonėmis? O šitų žmonių vardai galėtų prasidėti raidę A, L arba T. Pagalvokit apie tai. Rašykit man asmeninį žinutę, jeigu norit žinoti, kaip geriausia dabar jums pasielgti, kad būti laimingai.